Tai va, trečioji dalis. Ten funkcijų, kaip matot, yra daug. Jas visas išpasako, ten tiesiog gal neaktualu, nes kiekvienas pagal save susikonfigūruoja, pagrindą parodžiau. O dabar įdomumas dar tas variklio darbą parodysiu, kaip dirba variklis. Žiūrim ir klausom. Taip. Stabdžiai reikia nuspaust ir užvedimo mygtukas. Įdomiausia dalis, kaip jis užsiveda, klausom. Fantastiškai tiesiog užsiveda. Man labai patinka. Dino starteris. Dinamometrinis, ar kaip ten skaitosi, generatorius, kartu ir starteris. Labai dirbant apsukų stabiliai, nepulsuoja, nešokinėja. Tiek ant mažų, tiek ant didelių. Jau variklį paklausyti galima. Taip, ir dar papasakosiu apie vožtuvus. Taip, gazo kaip priema. Labai lygiai gražiai dirba, tvarkingai. Tai va, ir dar apie vožtuvus truputį. Vožtuvus atreguliavau po 1000 kilometrų. 0,12 šimtųjų išmetimo buvo, tai ten net nelindau tarpelis ir tokį patį tarpelį padariau ant įpurškimo vožtuvų, įsiurbimo, taip vadinamo. Išmetimo buvo 0,12 mm, o įsiurbimo vožtuvų padariau irgi 0,12. Čia signalizacija dar įsijungia pati automatiškai, jeigu nebūni atjungęs. Tai va, 0,12 vožtuvai abudu atreguliuoti, sekantį reguliavimą. Gal darysiu po 2000, net nežinau. Šiek tiek girdisi vožtuvų, kad tarpeliai yra iš garso, kol kas viskas tvarkoj. Tai va tiek norėjau pasakyti apie vožtuvus. Laukite tęsinio. Iki.